išmokai Virginija šitas sausainis? Šitas receptas buvo, kai aš gavau, neatsimenu kokią progą, bet gavau tokį žaislinį kepėjo rinkinį. Ten buvo formelis, kočeliukas, dabar ne tas kočeliukas. Ir šitas receptas, šitas sausainio. Ir aš neatsimenu, kiek man metų buvo, bet aš tikrai labai maža dar buvau, ten 6 kokie metai. Ir šitas sausainio receptas keliauja per visas mūsų šventes, per kalėdas, tai mes labai gražus tokius sausainius sukuriam, suklijom su šokoladu, per Valentino dieną įdedam raudonų dažų maistinių, tai tampa širdelėm, per vasario 16 esu kepus netgi vėliavos spalvų sausainius ir tai keliauja per mūsų šeimą ir net darbe, kai pasakau, žinai, kad atsineždavau sausainį, o čia tie tavo sausainiai, jie labai yra mėgstami. Tai labai atitinki tikros nuostabios moters standartus, tos, kurie kepa sausainius ir gali pavadinti save moterim. Taip, ir tikrai labai vaidinau tą idealią moterį, kuri gamina, mano senelė kepdavo nuostabius pyragus, gamindavo ten tortus, pyragus, tas saldesnius tokius dalykus, tai šitą aš tarsi tą ir velkuosi, žinai, bet kiek tai buvo nuoširdu tam kasdieniniam gyvenime tas gaminimas, tai aš buvau labai nelaiminga prie puodų. Taip, tą pyragą man patinka iškepti, bet visą kitą maistą, tai man yra tokia, žinai, kur vaidinau gerą moterį, nes, tai kokia tu moteris, jeigu tu negamini. Ta prasme, tu netitinki visuomenės standartų. Gal aš ir galiu skaniai pagaminti, bet man tai džiugesio jokio nesuteikia. Ir tada, žinai, ir toks vidinis kirminukas kyla, kad tai kokia aš moteris, jeigu aš ne virtuvėje. Čia dabar tu palėti tokia, sakyčiau, labai skaudžią ir va, pažiūri tave maišančią tą tešlą ir galvoju, kad aš tai neturiu tokių tradicijų, kur nors mano močiutė, kaip ir tavoji, buvo virėja, kaimo vestuvių darytoja, šakočių kepėjas, skruzdėlynų lipintoja ir aš atsimenu, kaip tie standartai būdavo, kad tikrai mūsų šeimos standartas būdavo, kad jeigu kūčios, kalėdos, šventės, bet kas, mes visada gaminam daug patiekalų ir iš tų patiekalų dar plus 9 saldus. Vafliai, tinginiai, dar kažkas, nes tai buvo mano močiutės standartas, kurį vėliau perėmė mano mama, šiek tiek sumažino, bet aš į savo šeimą šito standarto nebesinešu, nes aš nenoriu būti ta tokia, gal sakyčiau, kad aš nesirenku būti ta tokia moteris, kuri pagal kažkieno įsivaizdavimus standartuose yra ta, kuri kepa pyragus, žuvį tešloje, verda 10 litrų baltos mišrainės ir paskui ją šeria kaimo šunim. Tai kažkaip galvoju, kad žiauriai netitinku standartų, ne? Tai šiandien ir yra mūsų tema apie standartus, visuomenės standartus, kai tiek moteris, tiek vyrai bando juos įtilpti ir gyventi pagal kažkieno kito nuomonę, ar ne? Galima taip sakyti. Tai net tampa tokiu kaip vidiniu kalėjimu, jeigu aš tą nelaimingą, žinai, namų šeimininkę gaminu valgyti ir tai man viduj labai skauda, aš kažko iš savęs kažkokios savo paskirties tarsi neišpildau. Man čia nėra, žinai, man iškepti sausainius per kalėdas, man yra fainai, nes tai sukuria, žinai, socialinį džiugesį ir čia yra mano paskirtis. Kad tau pačiai būtų džiugu tai, ką tu darai, ar ne? Bet tas standartas, kad mūsų mamos ir močiutės, kaip aš, nebijokim to žodžio, ten tikrai buvo puodų tarnaitės, ar ne? Ir tas standartas ir būdavo, kad vyras išeina į darbą, o moteris vaikus augina, nes jinai priežiūros atostogose yra, bet tuo pačiu, kadangi atostogose, tai dar ir standartiškai maistą visai šeimai gamina. Ir aš pastebėjau, kad tas vidinis standartas, ar ne? Tai kaip aš čia dabar? Aš ir dirbu, ir gaminu, tada jau gaunas, nes vyrai mus įsileido į savo pasaulį. Mes jau turim darbus, mes nesam tos kaip močiutės namų šeimininkės, vien tik tai. Bet dar, taigi aš turiu ir tą seną dalyką atsinešti, ar ne, į savo šeimą ir gaminti. Tai mes turim vidinį tą kritiką, kuris ir primena mums apie tas vidinės taisyklės, kurias mes turim atitikti, nes kitaip būsim bloga mama, bloga moteris, bloga žmona, bloga iš viso kažkoks, žinai, blogas žmogus net galiausiai, žinai. Ir tas vidinis balsas, aš pastebėjau, kad tai yra vidinis patriarchas. Tėvo balsas, vyro balsas, jisai niekada nebūna švelnus.
Nu gerai, jeigu kalbant apie standartus apskritai, nu, tai jau išsiaiškinom, kad dažniausiai iš moteris standartiškai tikisi, kad jinai gamins pusryčiams kiaušinienę, pietums sriubą, vakare kotletus, ar ne, nu, tokie standartai. Ir žinai, šita vieta kaip ir aiški, bet vat, galvoju, aš nelabai atitinku šitų standartų, nes aš nemėgstu gaminti ir darau dažniausiai tik tai dėl to, kad reikia pamaitinti vaikus, nu, vis tiek kartais standartai tampa galbūt pareiga, ne? Nu, nes nemaitinsi vaikų šaldytų maistų kiekvieną dieną. Pasirinkimas. Jo, pasirinkimas tampa jo, kad vat, aš renkuosi vis dėlto daryti, ar ne, nes, nu, ir pačiai fainiau iš tikrųjų, kai turiu, bet kad aš tai mėgčiau ir kad laikyčiau savo pareigą, man taip nėra. Nu, šioje vietoje mano vyras nėra labai patenkintas. Ir kaip tada jautiesi, vat, kai vyras turi lūkestį, ne? Jis labai norėtų, kad būtų čia vakarienė, pilnas stalas, ar ne? Ir kaip tu viduje jautiesi, jeigu netitinki to lūkesčio? Anksčiau tai grauždavo kaltė, kad aš esu prasta draugė, prasta žmona ir kai mano vyras dar važinėdavo dirbti į užsienį, tai būdavo, jisai grįžta namo, aš gamindavau kiekvieną dieną. Pažinai, kiekvieną dieną gamindavau skirtingus patiekalus ir tik tai, kad jam būtų skanu ir jam patiktų. Ir aš taip darydavau ir paskui galvoju, bet tai aš tai nenoriu. Aš tai sąžiningumo tokia akimirka. Jo, ir tada jam gera, jam faina, man kažkaip kaip ir paglosto tą širdį, bet labai trumpam, nes nepripildydavo. Tai. Ir paskui galvoju, gal, kodėl aš įsivaizduoju, kad vat, mano močiutė sakydavo, kelias į vyro širdį eina per skrandį. ir vat, nu, įdėgė tą standartą, kad ta moteris yra tas žmogus, kuris gamina tą maistą, bet kažkaip šiais laikais turbūt jau galim tikrai suprasti, kad ir vyrai lygiai taip pat skaniai gamina ir ruošia maistą ir mano vyras tikrai moka puikiai sriubą įsivirti. Ir kažkaip toje vietoje nematau problemų, bet jeigu dabar apie vyrą ir moterį kalbant, nu man laiptus jau būtų sunku pastatyti. Tai gal vis dėlto yra standartų, kurių mes laikomės ir tai yra norma. Žinai, irgi tas vidinis šeimos susitarimas. Jeigu vyras su malonumu pagamina vakarienę, pietus ir pusryčius. Norėčiau. Tai gali būti, kad, nu, ta prasme, tai yra tiesiog susitarimas šeimos. Jeigu tau yra gerai ir man yra gerai, tai viskas. Mūsų šeimos standartas yra toksai. O net nereikia tada laikytis tų visuomenės kažkokių standartų, kur nei man netinka, nei mano partneriui netinka. Nu tai bet visuomenės standartai. Gerai. Vieną apkalbėjom, kad moteris gamina maistą. Ne? Kokie standartai tave gyvenime lydi, kurie tau buvo įdiegti, arba tu matai visuomenį, kad yra laikomasi, bet tau netinka. Nu tu tas netenkina. Turbūt, žinai, šitoje vietoje labai skaudžiai susidūriau, kai apie mamai keliamus standartus, kokia tu turi būti mama. Žiūrėjau, perskaičiau be galo daug knygų dar besilaukdama. Super mamytė. Ir taip, aš buvau labai super mamytė. Viskas tobulai, viskas tik tai ekologiškai ir panašiai. Ir buvo toksai, žinai, kai praėjo, gal kažkokie hormonai praėjo, aš suvokiau, kad man kažkoks maišelis nuo galvos nusėmė, aš tokį vaizdą labai kryvą mačiau, žinai. Ir aš tada galvoju, wow, kiek aš iš savęs reikalavau, iš savo vaikų, kiek aš reikalavau. Tai netruko super ilgai, bet tai buvo kažkoks tai kosmosas. Kažkoks visiškai. Iš kur tu šitą pasigavai? Kieno tai standartas buvo? Kas sukūrė tokią kartelę? Šitas standartas buvo sukurtas mano vidinio, galbūt net skausmo. Kad aš tai jau būsiu tokia mama, kurios niekas nepakritikuos ir nieko neprikiš. Viskas bus tobulai, žinai. Ir tas tobulumas tapo mano kalėjimu. Tai galim sakyti, kad standartai kyla iš savivertės kažkokio tai trūkumo? Nu, aš tai turbūt taip suprantu, nes jeigu aš pasitikiu, pavyzdžiui, kad ir tų partnerių susitarimo, ne, ir viskas, mums taip yra gerai. Ir jeigu kažkas, žinai, draugai nesuprantam, tai yra jų problema, žinai, o ne mūsų, kad mes turim save taisyti kažkaip, tai ir aš kažkokia kitokia ten moteris turi būti, ar kitokia mama, žinai, jeigu visuomenė reikalauja iš mane, žinai. Nu jo, pavyzdžiui, tu dabar kalbant apie mamos gyvenimą ir apskritai, kaip mama turi tikti standartus, tai ten jau jeigu tu nevedi į būrelį, tai... O jeigu net nėra tam pinigų, taip, dirb kažką papildomai, ta prasme, tavo vaikai nelanko čiuožimo, futbolo, krepšinio ir dar baseino? Ir žinai, tas standartas dar ir vaikų kalėjimų tampa, nes jeigu vaikas lanko 5 būrelius, kokį jis krūvį be galo didelį turi.
Nu, čia jau nepasakysi tiems, kas tai daro, ir jeigu nedaug tai pasakysi, kad tu per savo vaiką greičiausiai gyvendini savo svajonės, ką tu, taigi vaikams, jo, sutinku, kad vaikams reikia kažko siekti, bet ties visuomenės standartai, nu, vat, pavyzdžiui, gerai dabar apie vaikus kalbant, ar ne, aną dieną pasižiūrėjau Švietimo ministerijos išleistą įstatymą, tai norisi keiktis, kiek vaikas turi mokėti būdamas 6 metų. Ir tu... Tavo vaikas 1 klasėje dar neskaito? Jo, tu dar rašyti nemoki vardą? Ką tu veikiai? Ką tu veikiai? Žinai, ir tada aš galvoju, wow! Vaiko pasiekimai kartais kelia va tą tėvų savivertę greičiausiai irgi, kad va, mano vaikas jau dar neina į mokyklą, jau skaito. Jo, ir jeigu tu turi silpną savivertę ir mokytoja pasakys kažkokią, žinai, ten rusų laiku, nu, nesakysiu to žodžio, bet sakys, ai, tai ten va, vaikas dar 5 metai, 6 dar savo vardo nemoka parašyti ir jeigu tavo savivertė trapi, ar ne, nu tau kirsta, tada tu tą vaiką sėdėsi ir kad tam atitiktum kažkokius tai standartus. Tai sakau, kad paskaičiau tą įsakymą ir kaip pažiūrėjau, ką turi mokėti 6 metų vaikas, tada aš galvoju, o tai kam jis eina į mokyklą? Tai irgi yra sukurta ta dėžutė kažkokia, ar ne, vaikui keliami tie patys reikalavimai, kad tu turi mokėti šitą ir šitą. O kas juos sugalvojo? Kažkokios tiesiog, tai vidutinybės taisyklės. Ir kas tada mano didžiausias siekis atitikti viduriuką? Taip, būtent. O jeigu tu žemiau viduriuko, tai tu jau blogas? Tada jau tau reikia PPT, pagalbos ir visokių kitokių. Žinai, net, pavyzdžiui, nu, čia kaip suprantu, tu apie mokyklą kalbė, žinai, ar ne? Tai mokykloje moko visų amatų. Taip, kad tu būtum universalus darbuotojas ir tau per daug gyvenime kažko tam labai, nu, nereikėtų. Ir iš esmės, ko reikia? Kažkokio vieno įrankio, kurį tu gerai valdysi ir nešisi į savo gyvenimą. Taip, tas tiesa, bet sėkmingiausi žmonės yra tie, kurie mato plačiai, o ne siaurai. Nu tai kalbant iš knygos. Taip, ir aš nekritikuoju mokyklos, nes tai atneša vaikui, žinai, ir tą platesnį matymą, ir įgūdžius, ir... Nu, socialia aplinka, aš nepasakau. Ten yra maks koncentracija. Mokykla, jo, gyvenimo. Ir bendravimas, žinai, kažkoks, tai vėl mokykloje, prisimink save mokykloje, irgi turi atitikti viduriuką, nes kitaip. Aš manau, kad aš nuo mažens laužiau standartus, nes aš netitikau, nes aš buvau ta, kuri... Ar gali dabar pasikviesti va tavą, kuri laužė standartus ir kas jai vat netiko? Ir nesakytų, ką tu čia darai? Eik tu sakys tik tai, kokius ten, nežinau, vakarėlius ar dar kažkur. Ne, kodėl jinai netitiko? Tai pirmiausia, tai jai reikėjo išgyventi ir aš matau tą mergaitę, apie kurią dabar mes kalbam, bet aš netitikau standartų dėl to, kad aš niekada nesimokiau. Aš niekada nesimokiau ir aš vis tiek visada praeidavau. Aš niekada neruošdavau namų darbų ir man taip dabar sunku pasakyti, bet aš buvau neklaužada. Aha. Ir aš buvau blogiukė mokyklui, bet visada turėjau draugų. Nu ką reiškia blogiukė, jeigu tu mane paliesdavai, ar ne? Bet visada tie, kurie buvo mano artimi, aš juos visada iškeldavau aukščiau negu save. Nu tai čia klasika traumuoto vaiko stilius, ar ne? Jo. Ir man mokytojai sakė, Aurelija, tu sėdėk ramiai ir mes tau parašysim 4. Ir sakydavau, gerai. Jo, ir sakydavau, gerai. Gera mergaitė ir... Jo, nu tai galas mano vieta pagrindinė, žinai, dažniausiai būdavo jo praeidavo, aš ten nežinau, kaip aš tą mokyklą baigiau. Nenoriu girtis, bet yra vietų, kur baigiau geriau negu tie, kurie mokėsi ir buvo labai geros. Nes tavo gabumas kažkoks buvo... Taip, nes aš sugebėdavau apdoroti. Taip, bet žinai, vat, tas standartas, kame buvo, kad aš netitikau jokių lūkesčių, net viduriuko netitikau ir man mokytojai sakydavo, Aurelija, tu neišlaikysi lietuvių kalbos egzaminą, nes tu nemoki rašyti. Ir šiandien man norisi parodyti vieną pirštą, nes aš rašau daugiau negu mano kiti, žinai, kurie ten kažką. Aišku, dabar mes turim įrankius, kur mes galim pasakyti. Taip, tas tiesa, bet esmė, kad aš sakinę nesureikzdavau. Ir man nebuvo įdomu mokintis ir aš tokia buvau galbūt visada prieš sistemą, supranti, ai, tu man liepi mokintis, aš nesimokinsiu. Ir kai man suėjo ten 20 kažkeli metai, aš nusprendžiau, kad aš noriu mokintis ir aš dabar bijau, kad man neužteks gyvenimo tiek, kiek aš noriu išmokti. Tai... Pabudo tas vidinis moksliukas. Mano vidinis moksliukas irgi buvo nusodintas mokykloje. Mes aną kartą jau šnekėjome, žinai, kur aš gavau su sąsiuviniu per veidą ir kad man žinios yra neprieinamos. Ir aš šiemet susivokiu, žinai, kad man jos yra prieinamos ir man šitos žinios yra be galo įdomios. Ir atsidarė visas tas raktinis žodis įdomu. Smalsumas, jisai, žinai, visur pralys atrodo, žinai. Jisai labai takus ir labai landus.
Nu gerai, bet tu ką tik pasakėjai, man įdomu ir tos žinios yra prieinamas, ar ne? Taip. Bet, pavyzdžiui, kai mokykloje mus ten mokė kosinusų, ten kažkokių tangentų. Nu dabar pabandyk tai pasimokinti. Aš vakar turėjau atlikti vieną darbą ir aš pasiėmiau tos lapus, aš turiu atliktą darbą. Tiesiog man jis yra labai neįdomus ir aš sakau, aš tiesiog dabar norėčiau numirti. Bet aš tiesiog susikaupiau ir padariau. Taip, kartais, turi padaryti tos darbus, galiausiai sumokėti mokesčius, apskaičiuoti kažkokius dalykus, nes, tai yra vertybė, aš renkuosi tada, žinai. Jo, tada tu renkiesi, bet mokykloje tu negali rinktis. Negali rinktis. Nu kaip, tu gali rinktis nedaryti, bet tada eit greičiausiai per kažkokias tai... Taip, tėvam baudžiamasis agresija. Jo, supratau. Gerai, mums dabar reikia dėti aštuonę. O mums reikia maišiukų ar ko? Jo, gal maišiuką ir biškį paplosim. Ir aš, pavyzdžiui, kad aš nenoriu vaikų anksčiau. Man iš viso kildavo klausimas, pavyzdžiui, kas turi būti žmogui, kad užsimanyt vaikų. Bet čia irgi iš mano vidinio skausmo buvo šita tema, nes... Aš nenorėjau dėl to, kad mano mama turėjo daug vaikų. Bet aš turiu 3. Taip, turėjau 5. Ir tobulėti. Nu gerai, va. Ir mes ten baigėm ties mokyklą, ne? Ties mokyklą. Nu gerai. Gerai, apie tešlą. Jo. Tai kol mūsų tešla padėta atvėsta, pabūti, kad viskas susiklijuotų, susimakaluotų, tai gal aš tavęs paklausiu. Mes kalbėjom apie mokyklą, apie visus tos standartus, bet ten yra tikrai labai daug ir tiršta visko, ar ne? Nu jo, ten reikia turbūt atskiros laidos. Kai išeini iš visų tų rėmų, baigi mokyklą, man tai ten kilo klausimas tada, aš realiai po mokyklos aš ir sirgau turbūt depresiją, niekas to nediagnozavo ir niekas apie tai nekalbėjo, bet dabar pasižiūrint, man atrodo taip, žinai, nes aš ten visiškai nesupratau, kas aš esu. Kas aš tokia, žinai, aš gavau kažkokių taisyklių, sunkų rinkinį. Tu gavai standartų krūvą. Taip, ir aš nežinau, ir kur man juos dabar dėti toliau, žinai, nes aš suprantu, kad jų nereikia. Taip. Tik tai dabar aš suprantu, žinai, o tada toj paauglystėj aš visiškai nieko nesupratau, žinai, ir nuėjau į tą užšalimą, kai tu pasakoji, kad tu buvai maištaujanti, žinai. Jeigu tave kabina, tai šoksi, žinai, atgal, aš buvau visiškai užsišaldžiu, žinai, ir taip pat nedariau namų darbų, aš ten vienus kitus esu padariu, žinai, ir švesdavo 4 vien dėl to, kad nereikėtų terliotis. Ir, žinai, aš savęs net paklausiu, tai gerai, jeigu aš nesimokiau, žinai, tai aš tada gaunusi vėl pagal standartą su kažkoks, žinai. Taip, netitikmuo. Netitikmuo, bet ar aš esu neišsilavinus? Ar aš esu durna, žinai, dėl to? Ne, ar dėl to tavęs negalima mylėti? Aš klausiau dėl to, kad tu netitinki standarto, ar dėl to tu esi blogesnė negu kiti. Ir dabar dar labai viena mintis gimė, kai tu pasakėjai, kad aš buvau vienoj pusėje, tu buvai kitoj pusėje, bet mes abidvi netitikom standarto, tas, kuris kažkur čia turi žodžiu būti, jau tu esi atitinkantis, ne? Ir ką tada darydavo sistema su tokiais, kur tu netitinki, kaip sakai, jas parašysiu 4, ar tu maištaujanti, ar tu užsišaldžius, kad su tavim nereikėtų vargti. Jeigu dabar vienas toks vaizdelis tiesiog klasė, matematikos kabinetas ir kadangi aš nepapuolu į standartą, aš irgi lygiai taip pat sėdžiu gale. Nors mes kitose poliuose. Kadangi aš nespėju, tai aš esu tiesiog palikta, tiesiog nuošaliai, žinai. Tiesiog net neskridėjimas. Nėra šito, žinai, tai irgi tarsi tada gaunasi, jeigu nepatenki į tą standartą, tu esi atstumtas. Nebuvo pasiūlyta, žinai, kažkokių tai tam priemonių, ką tėvai darė, žinai, tai tas ir ištraukė turbūt. Arba dar susilaukė replikos, kad tu tempi klasę žemyn. Taip ir buvo. Taip, nes tu netitinki, čia prieki sėdi, oi, čia mūsų tobuliausi, patys geriausi ir taip toliau. Ir aš nesakau, kad tie vaikai kažkokie dėl to yra blogi, dėl to, kad jie gerai, jie tiesiog gerai mokėsi, nes vienam žmogui standartiškai užtenka pasakyti 5 kartus, man gal reikia 10. Bet tas momentas, kai supranti, kad palauk, man žinios yra prieinamos, šitoj vietoj, kur man įdomu, aš neriu ten taip giliai ir kiek nori, galiu parą ten sėdėti. Taip, jeigu kas nors man duotų laiko, tai atrodo galėčiau. Taip, tai žinai, kad tai suprasti, pavyzdžiui, aš savo vaikam lygiai tą patį sakau, taip, tu turi šitą padaryti, žinai. Bet tu neprivalai. Žinai, jeigu tau sekasi matematikos, tai aš matematikai tau samdysiu korepetitorių.
Ne lietuvių, kur tau nesiseka, nes tu stiprus esi matematikoje, šitą dalį dar stiprinam, žinai, ir aš esu jam pasakius, ir žinai, ten, kur sekasi, ten ir varyk, žinai, muziką, ten kaip nori, žinai, pasolfedžiuot, žinai, gyvenime neprireikia man to. Bet čia dabar vėl, aš sakai, vat, pavyzdžiui, apie tos standartiškai mokyklose, sistemos mokyklose, aš vadinu sistema, ar ne, sistemos mokyklose yra taip, kad tu dirbi nuo 8 iki 5, nuo 8 iki 3, ar ten 2, ar ne, tu turi pamokas. Ir tada grįžęs po tų pamokų, jeigu tau gerai sekasi, tu iki 5 jau būni padaręs visus namų darbus. Taip. Tai realiai, man taip norisi sakyti, kad šita sistema standartiškai augina darbuotojai. Nuo 8 iki 5. Ne? Taip, mokykla, kas čia sakė, kad iš viso pagal fabriko struktūrą viskas yra. Galėjai nesakyti. Ir dabar šitoj vietoj mes mokykloje turim berniukus ir mergaitės. Taip, irgi Ir standartai. pagal tą patį standartą turi eiti ir mergaitė, kuri gyvena pagal ciklą. Taip. Ir aš pati šitą nesenai savyje atradau, kad palauk, man ta darbo diena mane visiškai laužo. Ta prasme, net buvo keltas klausimas, kad moteriai reikia 3-2 bent jau nedarbo dienų per jos mėnesinę, žinai, kad atsistatyti. Bet ne, tu varai tą patį darbą, žinai, o jeigu dar dirbi fizinį, pavyzdžiui, darbą. Bet dabar žiūrėk, kaip tu čia pasakėjai, mokomės to lygiai kaip berniukai ir mergaitės, standartiškai vienodai pagal vieną kažkieno sugalvotą ciklą, bet kai moteris ir vyras dirba tą patį darbą, standartiškai moteris uždirba mažiau. Taip. Kaip taip yra? Visą tai atnešė mūsų istoriją greičiausiai, žinai, dabar tai mūsų vyras įsileido į pasaulį, žinai, per visą tą judėjimą. Jau galim balsuoti. Jau galim balsuoti, galim vairuoti. Ir už tai nemes į mūsų akmens. Kaip tu sakai, kad į mus nemes akmens? Taip. Bet į moterį, kuri vairuoja lievai keli, norisi mes tą akmenį, nes standartiškai boba. Gerai, nu. Taip, bet moteris buvo įsileista į tą vyro leidimu. Vyro leidimu. Moterį turi prižiūrėti 3 kartus. Prižiūri tėvas, paskui vyras, o paskui sūnus. Tai neturi sūnus, tai netitinku standartų. Tai gali būti ir taip, nes, mergaitė. Gerai, kad trečias gimęs sūnus. Bet įsivaizduoju, kas atsinešta ir kaip dažnai paminima, pavyzdžiui, šeimose, kuriuose buvo mergaitės ir paskui susilaukė sūnaus, valio. Ir šiandieninėse šeimose tai šnekama. Ką išgirsta tos mergaitės dvi? Kad jos nevertos? Klaida kažkokia, žinai, ne, va čia va mūsų. Nes reikia turto atiduoti, ne mergaitė. Tas titulas, žinai, kažkoks. Ar ne? Tai. Čia turbūt iš viso apie tą, kad vyras, kovotojas, jisai siekia tikslų, žinai. Tai standartiškai, jeigu gimsta sūnus, tai vadinasi ir šiaip, pažiūrėk, ir Lietuvoje giminės pratęsėjas. Pavardės pratęsėjas, standartiškai turi būti berniukas, galų gale. Tai dabar man kyla toksai klausimas, žinai, ar vis tik va šitie standartai, apie kuriuos mes šnekam, tarnauja šiandien? Man tai ne, mane labiau varžo. Man tai irgi ne, ir kai aš dabar savo išsilukštenu ir įsivardinu, palauk, aš turiu teisę rinktis. Bet Virginija, taip giliai įsišaknėja, nes aš pati kalbu apie tai, nes ir, pavyzdžiui, aš važiuoju, ar ne, ir matau, kad kas nors, tikrai grybauja kely. Ir mano pirma mintis būna moteris užvažiuoja. Taip, nes, o man būna. Ir ta prasme, aš galvoju, ką, kodėl taip? Nes visą laiką girdėjau, kad vairuoja bobos. Taip, kad vairuoja bobos ir kad vairuoti nemoka bobos. Ir man yra taip giliai įstrigę ir tarsi man ta pasąmoninė mintis išeina ir aišku, aš su savo vidiniu stebėtoju greit pastebiu ir sakau, kad čia yra nesąmonė ir nes daugiau statistiškai avarijų padaro vyrai, ar ne, nors... Gal daugiau jų vairuotojų. Jo, daugiau jų vairuotojų, galbūt galima ir tą prielaidą daryti, ar ne. Bet, sakau, atrodo sąmoningai ir supranti, bet vis tiek jauti, kad taip giliai, jeigu nuo mažens dirbi, kad pasivėja. Pastebi, šitam mūsų pokalbį yra kažkiek tai kovos tokio, žinai. Turbūt iš to skausmo, kad mes turim atitikti tos standartus kažkokius, žinai, tai vos ne alkūnėm plėši tas ribas, žinai, bet kai plėši alkūnę, pamatai, kad tu tik tai savo vidurį turi, žinai. Taip. Čia, kad mane ten bobo kažkas pavadins, tai ar man nuo to pasikeis diena? Jeigu tavo savivertė aukšta, tai ne. Dabar ne. Kažkada gal ir tikrai būčiau sureagavus, žinai, skaudžiai. Tai man toks, žinai, tas suprast, kad mano viduje yra tos taisyklės. Ir aš neprivalau jų taisyti. Jo, bet jeigu tu išduodi standartus, kuriuos tau sukūrė galbūt tavo tėvai arba aplinka, pasąmoniniu lygmeniu tu išduodi savo šeimą. Nesu lojali. Taip.
o grubiai priklausyti noris. Tai va, taip ir subuoja, žinai, žmogus tarp to, kad sąmoningai supranti, kad čia nesąmonė, nes, pavyzdžiui, standartas visuomenėje, kad moteris turi pagimdyti vaikų. Nu, ta prasme. Tai Kas čia iš vis? aš turiu, žinai, ir Tai savo rate. kada vaikų turėsi? Jėzau, jau virginai, ten turbūt kažkas negerai, jau turbūt nevaisinga, nes vaikų neturi. Taip, ir atsinešta tą problemą, žinai, tokią. Nu tai va, tai kas čia tas? O gali prisiminti, pavyzdžiui, nu, tu vis tiek turbūt kažkaip tai į tą motinystę atėjai, žinai, nes aš atsimenu, kad man atėjo tas toksai, bet žinai, dabar kai pagalvoju, turbūt atėjo iš to, nu, vat visuomenės reikalavimo, aš esu moteris, man tada buvo 28 metai, tuk, jau laikas, žinai. Ir tikrai, tada tuo momentu tikrai atrodo, kad norėjau vaikų, žinai, bet tai buvo toks tiesiog, žinai, kad laikas. Tai va, man tas pats buvo, aš iš pradžių savo jaunystės jau, kad aš visą gyvenimą keliausiu ir vaikų niekada neturėsiu. Ir paskui kažkaip, man gal irgi 27 buvo, ir kad man atėjo mintis, kad, ta prasme, aš senstu. Ir va tas standartas, kad pasižiūriu aplink, kad jau ten 28 metės jau kitos jau paauginė tos savo vaikus. Ir mano mama turėjo 5 vaikus. O aš nei vieno, bet aš taip nenorėjau įsipareigoti, turbūt dėl to, kad aš buvau labai daug atsakomybių turėjau, kai buvau maža, nes man reikėdavo prižiūrėti ir brolius, ir sesės, ir po mamos mirties dar juos ir auginti, ar ne? Tai aš kažkaip nenorėjau tų vaikų. Kokia žinutė išsinešiai, kas yra vaikai, vat, kadangi labai prisilietei? Našta, kančia, atsakomybė ir tu, kad ir kokia tai meilė beribė būtų. Bet dabar man peršasi tokia mintis, žinai, vat našta, ar ne? Tarsi iš savo patirties išsinešiai va tokį įsivaizdavimą ir tai irgi gaunasi kažkoks, žinai, siauras suvokimo dėžutė tokia, žinai, tarsi. Ir jeigu mes pasižiūrim plačiau, ar dabar, žinai, tavo motinystės patirty yra vien tik tai našta, kad našta tai aš irgi galiu patvirtinti, žinai, augindama 2 vaikus, kad yra sunku, bet yra visa vaivorykštė, žinai, kaip man patiko, mano mama vis primena, žinai, kad vaikai kaip Indija, žinai, ir belia kaip fainai, ir belia kaip blogai. Tai šitą tau pritariu, taip, aš šitą patiriu. Tarsi, mes ir su vyru kalbam, ta prasme, kai tom akimirkom, kai tai matai, kai tavo vaikai žaidžia, tu su jais metaisi kamuolį, jie ateina tave tiesia rankas. Nu, nėra nuostabesnio jausmo pasaulyje, ne? Bet tu vis tiek turi suprasti tą faktą, kad ir koks laisvas žmogus tu būtum, pavyzdžiui, mes su savo 2 metų dukra neturinčia keliavom į Indiją ir visą laiką buvo nešiokliai ir manęs tai nesustabdė, nes aš pasirinkau geriau nešti ją nešioklį, bet vis tiek keliauti ir džiaugtis, ar ne? Ir kitai dukrai buvo tada 3, ją vyras nešiojo nešioklį. Ir, nu, ta prasme, mes ten varėm, tai patikėk. Bet, ką noriu pasakyti, kad, va, tu gali apsiriboti toj dėžutėje, tam mano mąstyme, kad aš galvodavau, kad yra atsakomybė, nes man tekdavo prižiūrėti brolius ir sesės, kai mano mama būdavo, ar ne, gyva. Ir man tai atrodė, kad mane tai labai stabdo ir varžo. Ir dabar aš tą patį jaučiu, kad aš negaliu daryti tiek, kiek galbūt aš norėčiau. Na, net mums dabar kalbant, ne, aš žinau, kad man reikės atmaitinti sūnų ir aš negalėsiu tęsti tiek, kiek norėsiu. Tai ta atsakomybė išlieka ir tas galbūt va dabar irgi apie vaikų priežiūrą kalbant. Nu, koks yra visuomenės standartas, jeigu mūsų tema, kas tuos vaikus prižiūri? Va šitoje vietoje, žinai, irgi turiu turbūt sulaužiau, nu dabar jau nesulaužiau standarto, bet mano viduje tai jisai lūžo, žinai, kadangi mes įsiskyrėm ir mes vaikų priežiūrą dalinamės pusiau, žinai. Tai kokia aš mama, žinai. Tu savo vaiką atiduodi kažkuriam dienom? Aš pusę gyvenimo savo vaikų nematau, žinai, nes tam, žinai. Bet tas tikėjimas, žinai, man pačiai, žinai, turbūt iš to gal ir trūkumo kažkiek tai tėčio, žinai, arba dėl to, kad man jisai labai svarbus buvo, aš žinau, kad mano vaikam reikia tėčio, žinai, ir aš, ta prasme, visaip bendru sutarimu mes priėjom prie to, žinai, ir tai aš gavau visok, tai tau labai čia gerai, žinai, bet o viduje, tai, žinai, aš suprantu, kad manęs bet tas labai gerai kandžiai, čia yra kandumas. Ne kandžiai, ne, čia ne kandumas, man skaudėdavo tai tik tai, kad tu nesupranti, žinai, ką tai reiškia. Kas manęs klausdavo tokio klausimo, mama, kuri 24 valandas 7 dienas per savaitę būna su vaiku. Aišku, kad jinai nori, žinai, taip atrodo, blemba, pusę laiko, savaitę nėra vaiko, žinai, bet jinai neįvertina to, žinai, kad tai yra visą laiką.
Jo, bet tu Tai dabar nėra pasakai ta viena savaitė, nėra savaitė. vaiko ir man jau iš karto atrodo, Tai man kaip negalėčiau. mamai, tai žinai, buvo Jo. viduj, tai belė kaip lūžo viskas, ta prasme, nu atrodo, žinai, bet tas kažkoks sąmoningas suvokimas, kad vaikams reikia ir tėčio, o ne tik savaitgalį. Ir dar gerai, jeigu tas tėtis sutinka, nes standartiškai būna taip, kad pavyzdžiui, gerai, paimkim dabar standartą, išsiskiria, tai mamos daro viską, kad tėčiai negautų tų vaikų. Dažniausiai. Ir ten atkerta teismo keliai. Tai yra labai skaudi. Taip, čia yra, čia net nekalbėkime apie tai, nes čia kenčia tik vaikas, daugiau niekas, ar ne? Ir standartiškai būna taip, kad vis dėlto vaikai lieka tik su mamom, tada mamos būna nepatenkintos, tada dar nuteikinėja vaikus prieš tėtį ir mes vėl užauginam tą kartą, kur viskas, tarkim, įsiskyrusių šeimų atžvilgių, viskas tampa moters našta, ar ne? Nes tėčiui arba neprileidžia, nes motina Jeigu nesugeba. moters našta, mamos našta, tai kas dėl to kaltas tada? Dažniausiai kaltinamas yra vyras. Tai žinai, šitoje vietoje galim net paliesti ir vyram, kokie yra keliami standartai, žinai. Tai vėl, netgi tokių, žinai, vienišos mamos, iš mamos perspektyvos galima pasakyti, vyras išlaiko, o mama prižiūri. Arba, pavyzdžiui, bet ir tų pačių skyrybų atveju, ar ne? Jeigu skiriasi šeima, tai standartiškai vyras palieka turtą mamai su vaikais, o tu jau ten, žinai, varyk susikursti viską iš naujo, nes taip yra priimta. Standartas yra toks. Iš naujo, taigi tavo vaikai yra šitie. Taip. Bet toks standartas, jisai visiškai laužo visus šeimos suvokimus ir, kaip paminėjai, kenčia tik tai vaikai. Tik tai vaikai kenčia. Aš irgi esu už tai, kad aš kažkada sakiau savo vyrui, kad jeigu mes skirsimės, tai net negalvok. Bus 4 pas mane, 4 pas tave. Ta prasme, kad mainyti, nes vaikams būtinas yra tėtis ir kažkur tai irgi skaičiau tokį įdomų faktą, čia gal biškai ne į temą, bet standartiškai yra taip, kad kai gimsta vaikai, ir kai moteris yra nėščia, jau nešioja kūdikį iščiose, moteriai jau meilės hormonas tam vaikui pradeda formuotis nuo pastojimo, o vyrai dažniausiai savo vaikus įsimyli jau gimus ir tik leidžiant laiką kartu. Nes įsivaizduok jisai suvokia, kad tam pilve yra vaikas, ar Bet ne? nėra Bet labai realiai daug gimus ateina ir sako, va čia tavo, žinai. Jo. Ir jisai sako, jam reikia susivokti, žinai. Taip. Nes jos vienas veikia dalykas kitaip. dar veikia iš visas emocinis fonas, jų ir mąstymas, žinai, veikia visai kitaip, žinai. Man tai fainai yra tą pastebėti, nes tai labai gražiai atneša tos atjautos ir empatijos, žinai, santykyje, nes mes galim jausti, mąstyti ir kalbėti vienu metu. Taip. Vyras, jisai turi susivokti, Taip. pastebėti ir jis tik tada gali, žinai, komunikuoti. Tiesiog taip funkcionuojama. Taip. Mes esam skirtingi ir tas suvokimas, žinai, jau auginant berniuką, irgi yra tai gerai, nes, tai kas čia atrodo, ką tu čia jauti, žinai, kaip čia kalbėjau, jisai net nesusivokia, apie ką tu kalbi, žinai. Jo, čia dabar irgi į labai įdomią vietą temi, bet, pavyzdžiui, standartiškai, ar ne, taigi dabar pastaruoju metu, apskritai ne pastaruoju metu, bet pasaulis yra pamišęs dėl santykių. Standartiškai, ypatingai pasižiūrėk ten pas kokios nors vedlės, guru, ten dvasiškai, žinai, visi nušvyti. Na, aš tiesiog ironizuoju ir man patinka, žinai, iš kito kampo pasižiūrėti. Tai ten tu visada sutiksi tą pačią sistemą. Visada toks pats standartas. Vyras neša mamutą, moteris jį tvarko. Ir jeigu tu, ir visada būna žinutė į moterį, jeigu tu nori, kad tavo vyras būtų laimingas ir tu būtų mylima, tau turi padaryti 100 000 dalykų ir tada... Tu įkvėptum vyrą ir neštų tą mamutą. Nu, čia Koks čia standartas? Čia yra kažkoks reikalavimas didžiulis, žinai, moteris buvo atskirta realiai nuo savęs ir paskui jinai turi kažką įkvėpti. Jo, tu turi įkvėpti, tu turi atitikti, tu turi gundyti. Nu jo, suprantu, tu turi būti meilužė, draugė, viskas okei, tais vaidmenim keistas. Bet kodėl tada yra standartas toks lyg užkraunamas, kad moteris turi išsaugoti santykius? Nes, galim suprasti, kad abiejų kažkur kaltė, bet kai kur susaina, kad dažniausiai moterim, ką padaryti? Moteris gal daugiau domisi ir joms svarbus, vėl saugumas sukuria santykis, sukuria moteriai saugumą. Taip. Nes atsineštas dar tas irgi tokia baimė, žinai, kad aš negaliu, žinai, užsidirbti, garantuoti savo finansinio saugumo, bet jau gali. Jau mes turim visas sąlygas, jau mes galim ir jau yra, jeigu mano, pavyzdžiui, praktikoje, tarkim, mano senelė, mama, žinai, to neturėjo, žinai, mano praktikoje to nėra, bet jeigu aš biški plačiau pasižiūriu, palauk, jau yra daug moterų, kurioms nereikia vyro vien dėl to, kad
ir atsineša tada, gal ne visom ir reikia tų santykių. Nes vėl standartas, kad turi iki tam tikro amžiaus turi susirasti vyrą, tada turi susilaukti vaikų, vyrui ateina standartai, turi užsigarantuoti, žinai, finansinį stabilumą, pastatyti medį, pastatyti namą ir susilaukti sūnaus. Bet dabar, žinai, tu va čia kalbi irgi tie standartai perduodami iš šeimos į šeimą, dabar aš galvoju, tai kokia aš esu standartų laužytoja. Nes mano šeimoje toli nereikia žiūrėti. Visi arba gėrė, arba gėrė. Aš tai dienai, gerai. Jo, čia šeimos trauma, negali ten kažkaip kažką, ta prasme, bet kaip yra tada sunku išlipti iš to standarto? Iš esmės, dabar kas yra standartas? Lygiai taip pat, kas ir yra visuomenė. Kur dabar yra tas standartas apie mane, žinai, realiai, ką noriu, tą darau. Moteris gavo laisvę. Dabar, žinai, tarsi gavusi tą laisvę, nebeaišku, ką daryti. Tiek prisikūriau visokių, turiu ir gaminti, ir uždirbti, ir verslą pastatyti, ir vaikus užauginti, ir super mama būti, žinai, ir būreliai, ir visur nuvežioti, ir kur mes nueinam. Šitą beprotybę. Perdegimo kažkokia. Man tai kartais būna, aš neišįsivaizduoju save ant skardžio ir tiesiog atkrentu žemyn. Ir taip Bet man atrodo, ten tas momentas yra. Jo, kad tu esi laisva ir tu gali daryti, ką nori. Tu gali daryti, ką nori. Įdomu, žinai, kiek ten, ką nori 9 sekundės, kiek ten, iš matematikos atsimenu, kiek tas laisvas kritimas, ne? Tai va, tai jo, tarsi gal, va čia irgi, žinai, iš kitos pusės žiūrint, standartai padeda gyventi. Padeda neišklysti, padeda neišprotėti. Nes kaip sako, jeigu nori sugriauti žmogų, duok jam visišką laisvę. Būtent. Dabar tu pagalvok. Lietuvoje sąmoningumo gal pritrūksta. Bet padiskutuokim, pakontempliuokim šitą temą. O dabar įsivaizduokim, kad, imkim gal ne visą pasaulį, o gal ir visą pasaulį, atsitinka taip, kad dingsta visos taisyklės. Visi įstatymai, visi standartai, viskas. Tu esi laisvas žmogus. Kas darytus? Be standartų. Jeigu aš esu alkana, aš eičiau ir vogčiau, ir žudyčiau turbūt, ir iš instinktų, bet jeigu aš ateinu, žinai, iš to sąmoningumo ir kūrimo, tai aš norėčiau, kad viskas gerėtų. Bet tu turi turėti pagrindą. Aš turiu turėti kad tu galėtum kurt. O jeigu tu pagrindą neturi ir, pavyzdžiui, dingsta taisyklės, ar tu esi kažkoks recidivistas, pavyzdžiui, ne, arba, sakykim, blogų įpročių turintis žmogus. Ir tau nėra standartų. Iš esmės, turbūt tų standartų mes ir negalim net atsikratyti, nes vis tiek aš tik tai ką galiu permastyti ir susikurti savo, žinai, kurie atitinka mano. Bet ateina kas nors ir sugriauna, nes taisyklių standartų pasaulyje nėra. Kas tave išsaugo? Bet aš tada, jeigu aš veikiu iš kūrėjo, kai sugriauna mano kortų namelį, nes mano taisyklės yra mano kortų namelis ir per apatinę kortą aš gaunu, aš tiesiog iš naujo viskas tatausi. Bet klausimas, kiek būtų iš naujo tas statymas. Bet realiai taip ir gyvenimas vyksta. Bet aš vedžiau labiau prie to, kad jeigu visuomenė vis dėlto neliktų jokių standartų, kaip sakiau, nori, kad žmogus išpradėtų, duok jam visišką laisvę. Šluktų visuomenė. Taip. Aš taip irgi galvoju. Tai vis dėlto galbūt yra standartai, kurie mums padeda gyvenime. Pavyzdžiui, kokius, kaip tu galvoji? Net ir aš savo vidinius standartus, žinai, pavyzdžiui, kas yra mano vertybė, žinai. Mano didžiausias, pavyzdžiui, kodėl aš visą tai darau, žinai, kodėl aš apie tai šneku, yra dėl to, kad aš nenoriu, kad mano vaikai gyventų taip, kaip aš gyvenau. Tai yra iš mano skausmo, žinai, o skausmas yra geriausias mūsų mokytojas. Ir tada mano vertybė, žinai, yra, pavyzdžiui, kurti ryšį su savo vaikais. Ar ne? Ir tai yra mano standartas, žinai, man tai patinka. Bet standartas, kurį tu sukūrei, o ne paveldėjai. Jau aš sukūriau, jau aš renkuosi šitą sąmoningai. Bet visi sako, laužykim standartus. Man atrodo, tai iš paauglystės, žinai, ateina to, kad laužykim standartus, tai kam juos laužyti, jeigu tu gali tiesiog paimti ir patraukti. Įdomi mintis. Tešla jau paruošta. Ir kur mes čia baigiam, Virginija? Ką mes? Apie
Apie motinystę. Tos standartus ir tą sugravimą jų. Nu tai gerai, tai tu minėjai, kad tu esi įsiskyrusi, tai vis dėlto tu kaip ir sugriovai tuos visuomenės standartus, kad jeigu jau susitokiai, tai iki grabo. Čia gal šiais laikais kaip tik dabar jau friščiai standartus, nes mes nebuvom susituokę. Žinai, nebuvo santokos, bet buvo vaikai. Tai čia irgi, žinai, tą standartą skaudžiai nepapuoliau. Tiesiog buvo... Šiaip mum irgi buvo, mes iš pradžių, aš tiesiog pradėjau lauktis ir susitokėm tada. Ir šiaip, gyvenimas parodo, kad vyksta savaip. Taip. Ir čia tiesiog, jeigu tavo vertybės, pavyzdžiui, yra, žinai, tai jūs paėmėt ir susitokėt. Mums tada taip neatrodė, žinai, ten man irgi daug nevertumo, žinai, klausimo kilo. Mano didžiausia baimė buvo dėl to, kad mano bus kitokia pavardė. Nežinau, bet kažkodėl man tai standarčiukas. Standarčiukas dėl to, kad man tada atrodė, kad aš nepriklausysiu šeimai. Kad mano vaikai turės tėčio pavardę, o aš jau tada būsiu kažkokia kitokia, žinai. Čia man žaizdos, nes aš visada buvau ta, kuri buvo kita, nes mano tėtis buvo kitas, mano sesijų kitas tėtis, tada kito brolio ir sesijų dar kitas tėtis. Žodžiu. Šiaip man irgi, žinai, šitą vietą iš tikrųjų taip skaudėjo, nors aš taip labai nepasisakiau ir nepasakiau, žinai, iš tos pačios žemos savivertės, žinai. Ir viskas, ir šitoj vietoj, žinai, standartas sulaužytas. Paskui, žinai, kai jau esu viena, tiek jaučiausi vieniša ta mama, žinai, tai irgi atsineštas tas terminas toks iš kažkur tai, iš kažin kur tai. Ir susidūriau tiesiog su tokiais apribojimais, žinai. Kodėl? Tai gerai, kadangi aš išeinu, man reikia išsinuomoti butą. Pirmas klausimas, ar tu čia viena mamytė susimokėsi tuos 600? Nestandartiškai tai negali tiek uždirbti. Tai negali uždirbti, jokių problemų, žinai, viskas gerai, susimokėsi, žinai. Ir vis tik priimdavo, bet būdavo tas toksai, žinai. Pirmas klausimas, paskui buvau susimašius apie būsto paskolą. Taip, irgi turbūt tą patį gavai. Lygiai tą patį gavau. Nesakysiu, kuris bankas, bet man pasiūlė būsto paskolą 6,000. Sakau, jeigu jūs man surasit būstą, imu. Tai vėliau dar nuvažiavau atostogauti su vaikais. Audringa vasara čia kažkuri buvo prieš 2 metus, man atrodo. Ir ten jau pataikė tiesiog į skaudžią vietą, nes greičiausiai buvo teisus gelbėtojas, mes nuėjom prie jūros, žinai, žaidėm prie jūros, prie pat kopų, bet privažiavo gelbėtojai ir sako, žinai, pasitraukit iš čia, žinai, tipo didelės bangos, tu čia viena su vaikais nieko nesusitvarkysi ir man tiesa, ta prasme, jisai tiesą sakė, žinai. Taip. Bet realiai man pataikė į tą skaudžią vietą. Ir tos atostogos buvo mano augimo atostogos, žinai, kai aš supratau, kad palauk, jeigu aš esu viena, man šitą vietą skauda. Eik tu savo. Geras, nieko tu čia nesusitvarkysi. Bet tai pataikė, ta prasme, kosmosas. Labai skaniai tešla. Man tai, žinau, žalia skanesnė negu. Žiauriai gera. Tikrai labai gera. Mano vaikai vagė tuos gabaliukus. Tai aš panašiai dabar darau. Supratau, tai gerai, tada susitūrei su tais, kaip sakyt, standartų, kad jau netitikai tų standartų, ne, kad tu esi vieniša mama ir dar viena keliauji ir dar vaikai pusę laiko, viena keliauji su vaikais, esi įsiskyrus, vaikus susilaukia nepasusituokus, vaikai dalį gyvena pas tave, dalį pas tėvą. Ir labai daug klausimų, žinai, kyla, o tai kaip jūs čia, žinai, daiktais dalinatės? O tai ką vaikai ant lagaminų? Blemba, koks tau? Turi 2 namus greičiausiai. Taip. Ir žinai, dar irgi šitoje vietoje esu gavus tokį klausimą, žinai, o tai ką vaikai namų neturi, žinai? Žinau, norėtusi paleist batą. Bet jie turi tėtį, žinai, tokiu atveju. Gal jie vaikų, tų namų ir net turi jausmo, žinai, bet jie turi tėtį, žinai, ir aš manau, kad tai yra vidiniam pasauliu ir greičiausiai iš savo hipnoterapijos pusės gali pasakyti, kad turbūt namų jausmas, tai yra jausmas, tiesiog tai nėra 4 sienos. Išduosiu paslaptį tiems, kas žiūrės, kad kai vedu žmonės į laimingą prisiminimą, niekada jokiam prisiminime jie nenueina į jokį prisiminimą, kur jie gauna dovanų žaislų,
Jie nueina į prisiminimą, kur tėvai su jais leidžia laiką, būnant kartu šeimoje, bendrystėje, valgant kartu ledus, žaidžiant paprastais žaislais, krepšinį, gaminant kartu sausainius vakarienę ir niekada nebūna jokio laimingo prisiminimo, kai ten padovanoja didžiausią kažkokią mašiną ir... Ne. Bendrystė tada būna. Ir net jeigu einam į netokius gerus prisiminimus, o į tos trauminius, tai būna apie santykį ryšį. Visada. Nieko nėra kambarį. Visada. Taip, visada. Stovi prie lango ir laukiu, kol grįž mama. O kai mama grįžta namo po darbo, jinai būna tokia pavargus, kad man neturi laiko. Jo, viskas yra apie laiką. Tai iš tikrųjų, standartiškai visada būna apie ryšį. Taip, tu man patvirtini, žinai, tas sprendimas, jisai, tikrai viduje nebuvo lengvas. Ir atrodo, žinai, kad aš čia bloga mama. Tas kaltės jausmas, tai be galo didžiulis, žinai. Jis ir dabar dar pabunda, žinai, kad tai kaip, žinai, čia vaikai, žinai. Vaikai iš viso man patinka ta mintis iš mano mokytojo, žinai, kad vaikų auginimas, jų auklėjimas yra mūsų eksperimentas. Ir kas gausis? Jeigu tu perskaitysi visus vadovėlius apie vaikų auklėjimo taisyklės, tai, nėra vienos tiesos, ar ne? Aš nemoku. Žinai, aš buvau ir toj pusėj, ir dabar nesu visiškai toj pusėj. Jo. Aš jokia ten super mama ir vaikai žmogiškai tiesiog auga. Žinai, net savo įsivardinau, kad turbūt, žinai, jeigu gyvenimą skirstykim į sritis, žinai, ten tarkim, savirealizacija, finansai, santykiai, vaikai ir tas mūsų ryšys, tai turbūt sėkmingiausia mano sritis yra vaikai. Tavo projektas. Mano projektas kažkaip, aš matau, žinai, tą jau pasiekmes kažkokias, tai ir jos man patinka. Man faina, žinai, tas mūsų ryšys ir galbūt kažkieno kito akimis visai nestandartas, žinai. Jo, kitų gal, žinai, standartas vaikai yra tikrai nepatogus, bet jie laisvi. Mano prioritetas ir mano tokia kaip vertybė, žinai, laisvė namuose, laisvė jausti, laisvė reikštis, kartais tikrai labai užknisa, žinai, tas garsus, žinai, jų žaidimas, bet, aš suprantu, kad jeigu aš nutildysiu, tai aš galiu labai skaudžiai nutildyti. Tai aš renkuosi, žinai, tuo metu pati atsitrauk, pavyzdžiui. Kokie gražus mūsų sausainiai. Gerai, tai dar kalbant apie standartus, tada vis tiek man dar norisi paliesti, man norisi grįžti prie tos mokyklos, pavyzdžiui, tie, kas dabar, sakykime, leidžia į sistemos mokyklas ar ne, į darželius, aš tikrai nesu nei prieš, nei už, tiesiog manau, kad labai svarbu, kad tai, ko tave moko mokykla, kad dar labai svarbu, kokias vertybės tau diegia tėvai, ar ne, namuose, nes jeigu ten kažkokia mokytoja pasakė, kad tu netitinki standartų ir tavo galbūt kažkur tu ten atsilieki, labai svarbu, kad tėvai tada tokiu atveju namuose pasakytų, kad tu neprivalai atitikti iš vis kažkokių standartų ir kad jeigu tu esi apie, aš kaip ir savo sesei sakau, jeigu tu esi apie makiažą, apie kūrybą, apie rašymą, okei, tu mokykis tą matematiką tiek, kiek tu gali, ar ne, tiek, kad tu supranti, ir tai nereiškia, kad tau nereikia to mokytis, bet tu neprivalai atitikti standartų, kuriuos tau kelia tas kažkas, kas tai sugalvojo, ne? Mokytis reikia, gilintis, kartais, kaip sakai, prisiversti tai daryti, bet aš kažkaip esu toj vietoj, kad vis dėlto irgi stiprinti tas vietas, kur žmogui yra gera būti, ar ne? Tai bet kalbant apie tas mokyklas ir tuos darželius, jeigu vaikas eina į tą standartų siekiančią mokyklą, aplinką ar darželį, ne, ir yra tėvai, kurie į tokią aplinką neleidžia, pavyzdžiui, leidžia į privačius darželius arba privačias mokyklas. Ir tada jau jie skaitosi visuomeniai kaip nestandartiniai, arba, pavyzdžiui, mūsų, tarkim, vedamos terapijos, hipnoterapija, IFS terapija, ar ne, simbolių terapija. Jos yra skaitomos alternatyviosiomis. Bet kur jos deda? Pavyzdžiui, jeigu tie darželiai pasirinkti, jie augina irgi, mano suvokimu, laisvą žmogų su laisvu pasirinkimu. Pavyzdžiui, Valdorfo mokykloje iki berods, nepameluosiu dabar, gal 5-6 klasės šis net nėra pažymių. Ja, tai nėra vertinimo, štai to, kad už tavo darbus, už tavo pasiekimus. Ir mūsų terapijos, jos irgi kur veda žmogų į vidinę laisvę. Taip. Tai pamačius ir pastebėjus, žinai, kad visi tie standartai yra tik tai mūsų susikurtas kažkoks tai kalėjimas,
pavyzdžiui, gerai, aš vedu vaiką į standartinę mokyklą ir jisai ateina ir sako, pavyzdžiui, nu čia buvo praeities istorija, žinai, mokytoja ten dėl kažkokių priežasčių, ten vaikai ir panašiai rėkia, žinai. Sakau, žiūrėk, čia ne tavo problema. Ta prasme, jo, tu eini į tokią aplinką, mes tai spręsim, kalbėsim, žinai, ir panašiai, bet tu tik sulaužai standartą. Tu kočioji. Jo. Nenorėjau tavęs prašyti. Tai ir apie tą rėkimą, žinai, aš sakau savo vaikui, palauk, ta prasme, jinai rėkia ne ant tavęs, ne? Jo, tenai, kitų vaikų, žinai, gerai sakau. Žmogaus pakeltas balsas visada rodo tai, kad jam skauda. Ir tai yra apie jo kažkokį skausmą, tai yra ne apie tave. Taip. Ir kažkaip mes ten pasišnekėjom, žinai, ir kad jisai atsiribojo nuo to asmeniškai ir baigėsi visos tos problemos. Tiesiog jis nepradėjo nebereaguoti, nes jisai supranta, čia mokytojai tiesiog skauda, žinai, jau empatiškai pasižiūrėdavo į šitą situaciją, žinai. Kai jau liesdavo jį dalykus, tai aš įdavau jau ten, žinai, pačiau. Jo, standartiškai. Nu, irgi, žinai, standartiškai dabar yra labiau pasišnekėti, nunykti ir, tipo, o tai kur sprendimas, žinai, nebūdavo. Aš eidavau, jeigu tai paliesdavo mano vaiką, aš jį ginsiu, žinai. Bet dabar tu man čia užminį, va, irgi kalbant apie standartus, taigi darželyje yra priimta standartiškai, kad vaikai, nu man net neapsiverčia pasakyti liežuvis, miega iki 6 metų, pietų. Pavyzdžiui, mano dukra nuo 2,5 metų jau sunkiai miegodavo, o nuo 3 jinai iš vis net nemiegodavo, jeigu miegodavo darželį, tada namuose jinai užmigdavo 12 nakties. Ir tu nueini darželį, sakai, prašau, nemigykit mano dukros pietų ir jinai sako, taigi visiems reikia. Nepatogu, viskas, tu esi bloga, tu esi nepatogi, tavo vaikui dabar čia atskiro priežiūros, kas prižiūrės, nes standartiškai miega visi, nors yra tikrai labai daug tėvų, kurie savo vaikų nemigdo, ar ne? Bet migdo darželį dėl to, kad tokie yra standartai. Bet mes šitą problemą išsprendėm su valstybiniam darželyje. Mums buvo leista. Jums buvo leista, viskas gerai. Buvo sudarytos sąlygos. Mums irgi buvo sudarytos, nes aš ėjau. Aha. Bet reikia spręsti. Reikia eiti ir viskas, man atrodo, kad ten įmanoma. Įmanoma, bet prie standartą eiti baisu. Nes aš pamenu, kai mes sėdėjom susirinkime ir auklėtojas, kaip sakys, vaikams reikia pailsėti. Taip, jos teisos, vaikams reikia pailsėti. Bet jeigu mano vaikas netitinka standarto ir kitiems reikia pamiegoti ir pietų ir jie nueina laiku miegoti 9-10 vakare, viskas gerai. Bet mano vaikui tai netinka. Kodėl aš turiu tada prisitaikyti prie tos standarto sistemos ir kiek yra tėvų, kurie to nepadaro? Nu ir čia atsitrenktum į sieną, nes, darželis nėra privalomas ugdymas. Taip, ne viską. Man sakydavo, pasirūk per pietus. Čia ne mano dukra, bet dukterėčių, kai daug sakydavo, tai atvažiuok ir pasirūk per pietus. Bet žinai, čia tas momentas turbūt, kai dėl vaiko, padarysi viską. Jo, bet gerai, jeigu tu turi galimybę nedirbti, o jeigu tu žmogus dirbantis, tada turėsi prisitaikyti. ir tada kas kenčia? Galia? Vaikas ir šeima. Šitoj vietoj matau, iš esmės, kaip ir tu sakei, žinai, o jeigu mes paleistume visą sistemą vėjais ir tiesiog eitume ir gautume visišką tą laisvę, tai neštų destrukciją, bet tuo pačiu kažkurie standartai, kuriuos mes galim apeiti ir tie vidiniai turbūt standartai, žinai, visuomenės, kažkokie socialiniai, jie yra būtini, žinai, nes dabar jeigu leisi tu ten vienam miegoti, kitam nemiegoti, tikrai chaosas bus, žinai. Kažkaip tai... Nebent tu turi, turi būti pritaikyta ir tokiam standartam, ir tokiam standartam. Tai dabar po truputį įsineša visą tą sistemą ir šitą pusę, žinai. Tas toksai, sakyčiau, dabar yra virsmas, kai atsižvelgia į žmogiškumą, tiesiog, į individualumą, o ne tik tai, žinai, pagal štampovkę tokia eina, kaip mes sausainių, žinai, širdelės visas vienodas, šitą biškį negerai metam lauk. Nestandartinį. Manau, kad biškį yra atsižvelgiama ir pats galiausiai tas įtraukusis mokymas, žinai, kuris labai daug kritikos susilaukia, bet, vaikam parodo irgi turbūt, kad visko būna. Atsižvelgiama taip, bet eiti vis dėlto, kas yra jau senai nusigulėję ir tapę standartų, tikrai yra sudėtinga.
tikrai yra sudėtinga kurti kažką naujo, nes yra nepatogu, ypatingai tai yra tokia biurokratinė sistema, kai tu norint kažką pasiekti, turi, nežinau, 2 medžius paverst lapais tam, kad... Tai ar sutinki, kad yra tie išoriniai kažkokie standartai, visuomenės, darbas, kažkokia struktūra, darbo savaitė, tokia, žinai, metai ir visa kita. Ir yra tie mūsų vidiniai, kurie galbūt, žinai, tikrai jau nebetarnauja ir tu jau gali lengvai atsikratyti. Tiesiog kažkokios terapijos būdu, žinai, galiausiai tas lojalumas ten mamai, lojalumas tėčiui, tai yra visiškai vidinis pasaulis, nu to niekaip nepasikeis, nebent tu tapsi laisvesnis, garsesnis ir kūrybiškas. Gerai, bet dabar tu pasakai, tie vidiniai standartai, man iškart taip nori sakyti, kad tie vidiniai standartai virsta mūsų vidiniais blokais. Taip. Ar ne, kurie mums iš tikrųjų neleidžia. Su to vidiniu kalėjimu. Jo, ir tobulėti. Dažnai jie susidaro iš traumos, iš tikrųjų, nes jeigu, pavyzdžiui, mano kažkoks smurtautojas turėjo ryžą barzdą, tai jau kažin ar mano vyras toks bus. Įsirašo, žinai, sistemą, bet jeigu pastebėsi, kad palauk, yra visokių ryžų žmonių, žinai, ir labai gerų, ir labai šiltų žmonių, kad palauk, kaip man patiko, mano mama pasakė, žinai, mano kažkoks draugas, man kažkada padovanojo meškutį, žinai, ir labai, jai jisai nepatiko ir tas meškutis nepatiko. Ir jinai paskui kažkaip tai žiūri jo, tas meškutis įrėmintas paveiksliukyje, žinai. Ko čia? Sako, tas meškutis nekaltas, kad jį kažkoks asilas padovanoja. Ir dažnai mes irgi palėtėme tokią temą, kad kaip mūsų vedama terapija iš tikrųjų netitinka standarto, nes standartiškai yra pripažintas psichologo kabinetas, ar ne? Ir standartiškai tik psichologas, ar ne, yra pripažintas kažkokios tai valstybinių lygmenių, kad jis gali spręsti žmonių problemas, ar ne? O mes esam, tokių kaip oficialių mokslų hipnoterapijos nėra, nebent yra hipnoterapijos institutas, klinikinė hipnoterapija, ar ne, čia ten tų rūšių daug yra, bet mes vis tiek einam prie standartą ir skaitomės jau kaip ir tu sakei, ta alternatyvioji, ar ne? Ir kaip tu susiduri su žmonių požiūriu šitoj vietoje, nes aš taip, pavyzdžiui, girdžiu visko. Ne, aš nesusidūriau, nes asmeniškai to niekaip nepriėmiau ir galbūt tai nes mane išgelbėjo net šitą netradicinę psichoterapiją, terapiją, ar kaip taip pavadint. Mane tradicinė labai stipriai sulaužė, žinai, nes kažkokie mano pasirinkimai buvo tiesiog netokie. Ir mano patirtis, kadangi yra tokia, tai aš labai net neturėjau savo tokio nuvertinimo, nes iš kolegių tai tikrai girdžiu, žinai, aš čia nebaigus psichologijos, tai gal čia, žinai, aš negaliu skelbtis, kalbėtis su žmonėm ir panašiai. Aš šito viduj savo neturiu, bet šitos patirties, tai man ir nebuvo to tokio nusivertinimo, žinai. Nes aš rinkausi, tai matau, kad ir žmogus renkasi tai, kas jam tinka, o ne tai, kas... Aš man labiau iš tos pusės, kad žmonės ateina ir būna prisiklausę visokių kalbų, kad hipnoterapija, dalių terapija, ten tave užhipnotizuos, pagavs iš tavęs turtą. Ir aš vis laiką sakau, žinot, jeigu aš taip galėčiau, tai aš turbūt senai Dubajų ten turėčiau milijoninę vilą ir tikrai čia nedėčiau jokių postų ir jums nerašyčiau. Jo, kažkoks tarsi baimė, žinai, irgi... Nestandartas. Taip. Tas, kas nepažįstama, tas yra nesaugu. Taip, tas tiesa. Tai čia šito vietoj standartai įsijungia kaip saugiklis, ar ne? Taip, tikrai taip. Jo. Ką, mes jau pabaigę su sausainukais, ne, turbūt jau pradėsim kepti. Jo. Įdomu, mes šitą užvedėm tikrai apie tos standartus. Iš tiesų yra tokie, žinai, ir galiausiai dvigubi standartai. Visos sumaišo galvą, žinai. Ir moteris gali būti ir tokia, žinai, o tai kokia aš galiu būti, žinai. Iš viso, man atrodo, čia dabar vyksta kažkoks tai labai gražus virsmas. Aš nežinau, aš jį pati patiriu savo vidui, žinai. Ir man labai tai įdomu, nes aš auginu mergaitę, žinai, ir man labai svarbu, žinai, neatsinešti, nes vėl apie moterį, žinai, kalbant, iš viso kažkokia tai, iš esmės, tai moteris, per religinę prasme žiūrint, moteris per moterį buvo pirmoji nuodėmė, ne? Vaikas gimsta iš moters jau nuodėmingas ir jisai turi atpirkti tą nuodėmę, ar ne? Galiausiai paskui auga ta mergaitė, jai prasideda mėnesinės, ką mes sakom, serga, tarsi vėl kažkas tai negerai su ja. To
to nepateikiam kažkaip gražiai. Aš pati dėl to gilinuosi, nes, tai realiai, tai tu tampi moteris ir tu tampi tam tikrą mikrovisatą, kuri galės atnešti gyvybės į šitą pasaulį. Ir tai perteikti ir savo mergaitį, žinai, ir galiausiai pereinam prie lytinių santykių, žinai. Pirma, naktis su vyru, ar ne? Kaip po vestuvių standartiškai, šiaip ir po vestuvių, dar to labiau. Ir tai atima skaistybę, kalta, žinai, tarsi gaunas. Tai kokią sunkią naštą, žinai, va tą nešasi standartinė moteris per savo moterų liniją. Visiška kančia. Visiška kaltė, kančia, žinai, ir nesėkmė. Jo, ir gėda dar. Bet aš kažkaip galvoju, kad visą gyvenimą tie standartai keitėsi ir keisis visada. Ir tai priklauso nuo mūsų, to vidinio, žinai, savivokos vidinės. Kad, palauk, čia daug kas yra tiesiog mano galvoje, žinai, mes dabar turim tikrai mano suvokimu ir mano patyrimu, taip kaip aš matau mūsų gyvenimą, mes turim labai didelę laisvę. Taip, sutinku. Kaip mano močiutė sakydavo, kaip čia sakau, kad tie standartai suteikia saugumą, tai mano močiutė sakydavo, iš didelio rašto išėjo iš krašto. Tai kaip ir sakiau, žinai, tarsi moteris gavo laisvę, bet nelabai aišku dabar ką su daryti, žinai, kartais persistengiama yra, bet tas vidinis įsiklausimas, tai man tai didžiausia ramybė atneša, žinai, kai aš išgirstu save. Ir tada nelabai lieka ir tu, žinai, kažkokių standartų. Taip aš neįsiu ten vogt, žudyti ir panašiai, nes tai netitiktų bet kokią prasme mano vertybių, žinai, man yra tai svarbu. Ir tas toks turbūt man, žinai, svarbus, aš esu pilietiška labai, žinai. Šiaip gal labai svarbu priimti, jeigu žmogus yra kitoks, pavyzdžiui, čia nereikia toliai eiti, ar ne, ten, tarkim, pasakyk, kad tu nevalgai mėsos ir ką? Ten visi, žinai. O paskui, jeigu pradėjai valgyti, ką? Taigi tu nevalgai. Tai kol kepa mūsų sausainiai ir pabaigime tą mūsų temą, ar ne? Tai ką, Virginija, įsineši šito pokalbio? Aš išsinešu, kad tos visos vidinės mūsų taisyklės ir išorinės, tai mes laikomės tų, kurią laikom tiesą savo vidui. Ir jeigu pasvarstau, žinai, kad palauk, man tai jau neskamba kaip tiesa. Mano kūnas nepriima jau to kaip tiesa, tik tai yra tokia mintis. Ir jeigu aš pamatau, kad tai netiesa, tai realiai galiu nebesilaikyti visų tų standartų, kurie man netinka. Suvokiant, kad bus kažkokios to pasiekmės. Ir jeigu man tinka ir pasiekmės, ir kad tai nėra mano tiesa, galim keliauti priekį. O man galbūt taip norisi sakyti, kad tie vidiniai standartai kartais gali būti kažkokia tai kelrodė žvaigždė tam, kad nepasiklysti savo kosminėse proto klodose ir apskritai savyje, ar ne? Ir tie standartai galbūt kartais kaip tas siūlo galas, kuris mus ištempia arba laiko nuo beprotybės. Ir kartais tai yra gerai. Ir kartais standartai gali būti vis dėlto tas dalykas, kuris mus laiko nuo mūsų autentiško gyvenimo. Ir kiekvieną kartą pagalvojus, kodėl aš darau būtent taip ir ne kitaip, paklausti galbūt savęs viduje, o kur aš tai girdėjau. Ir kas čia kalba? Jo, kas čia kalba? Mama, močiutė, Petras, Antanas ar kaimynas. Ir ką šitas standartas man duoda, ar ne? Na, vat pavyzdžiui, kad ir labai gerai žinomas standartas pabaigai turbūt, kad, moteris turi būti moteriška. O kas turi būti? Kaip žinai, va, čia man atrodo visai raginčiau ir klausytojas paklaus, žinai, iš tikrųjų, kas per mane reiškiasi, va, išgirsta savo vidinę tiesą, o ne uždėtus kažkokius tai standartus, žinai, kuriuos užsidėjom, va, iš močiutės, mamos, arba iš aplinkos ir panašiai. Jo, tai gal tada toks palinkėjimas būtų pabaigai, kad gyvenkim savo gyvenimą autentiškai, turėdami savo vidinius standartus, kurie kuria mums vertę mūsų gyvenime, ar ne, bet kažkaip tai nelaužo mūsų, nelaužo savasties, nelaužo mūsų šeimos kažkokio tai gyvenimo ir kad tas gyvenimas nebūtų tik apie taisyklės, nebūtų tik apie standartus, bet būtų apie jausmą, o kaip aš tame jaučiuosi. Taip, nes mes jaučiančios būtybės. Ir o kaip išgirsti, žinai, gali dar kilt klausimas, tai tiesiog, ten rėkia kažkas tai. Ir visi, kas jautriai įsiklauso, tas girdėtų. Tai kviečiu girdėti save ir įsiklausyti save. Ir žiūrėti mūsų laidas, aišku. Ate! Mes einam valgyti sausainių.
atsiranda. Labai gerai. Vau, kokius skanus. Norėsiu receptą.